Tai valstybės tarnybos departamento atrankų skyriaus vedėja Rasa Tumienė supažindins mus su naujienomis valstybės tarnybos atrankų. Labadienas konferencijos dalyviai. Mano pranešimas paskutinis, matau, kad laiko jau liko ne per daugiausiai, tai stengsiuosi palikti laiko diskusijoms ir trumpai pristatyti. Mano pranešimo tema yra valstybės tarnautojų atranka, kas naujo. Tai iš tikrųjų visi turbūt šioje salėje susirinkę žinote, kad jau naujoji atranka startavo praeitų metų birželio 1 dieną, todėl jau praktiškai metai, kaip mes ją vykdome. Ir turbūt patiems vertinti gal ir būtų nekorektiška, galutiniai vartotojai tos sistemos yra tiek asmenys, kurie ateina į mūsų departamentą spręsti centralizuoto bendrųjų gebėjimų testo bei tikrintis vadovavimo gebėjimus, o tada jau tie galutiniai vartotojai, aišku, yra institucijos, tai dauguma čia esančių patiria, sakant, savo kailių, kokius asmenys iš mūsų gauna, kaip toliau vykdo tą atranką, tai iš tikrųjų mūsų tikslas diegiant atranką buvo tą pirmą etapą sucentralizuoti, kad visgi bendrus dalykus, kuriuos galime patikrinti, galėtume patikrinti centralizuotai ir įstaigos visgi investuotų į to tinkamiausio kandidato pasirinkimą ir tinkamą pasirinkimą pokalbiui, interviu ir visgi atsirinktų tinkamiausius asmenys konkrečiom pozicijom. Bet šitą mano skaidrę taip pasako esminę turbūt mintį, su kuo susiduria šiuo metu ir privatus sektorius, ir valstybinis, kad iš tikrųjų didžiausias galvos skausmas tiek personalo vadovam, tiek įstaigos vadovam atsirinkti tinkamus žmonės, tinkamoms pareigybėms ir tinkamų laiku. Nes taip pat, ką sako privatus sektorius, kad netinkamo asmens pasirinkimas kainuoja labai daug. Tai yra praktiškai trečdalį metinio atlyginimo to žmogaus, siekiant jį pakeisti. Tai visgi manau, kad turint omeny šitus skaičius ir plus tie skaičiai kyla priklausomai nuo to, kokia yra kaita dar institucijoje ir į kokią poziciją buvo netinkamai atrinktas žmogus, nes kuo aukštesnės pareigos, tuo ta atranka daugiau kainuoja. Taigi, manau, tiek mūsų departamentas, tiek visos institucijos turėtų turėti tai galvoje ir bendromis jėgomis stengtis atsirinkti tos tinkamiausius žmonės, nes visgi įstaigos rezultatai priklauso daugumoje nuo žmogiškų išteklių, kas įstaigose dirba. Taigi aš labai trumpai iš tikrųjų pristatysiu, kokią mes šiandien situaciją turim, kiek visgi vyksta tų priėmimų atleidimų valstybės tarnyboje. Ir šioje skaidrėje jūs matot būtent pokytį nuo 2011 iki 2013 metų ir matome, kad bendras tas priėmimų skaičius tai iš tikrųjų mažėja ir atleidimų skaičius. Tai manom, kad visgi valstybės tarnyboje ta kaita mažėja. Aišku, taip pat iš tos skaidrės matome, kad žymiai sumažėja ir pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas. Tai irgi yra dvi matyt, mes taip manom priežastis, kad visgi tas stipresnis reglamentavimas tikriausiai turėjo įtakos mažėjimui pakaitinių ir taip pat numatytas perkelimas. Tai yra perkelimas iš vienos pozicijos į kitą. Čia matot iš tikrųjų mūsų pagrindinį ir sklaidos kanalą, nuo ko prasideda viskas pretendentui, jeigu jisai nori tapti valstybės tarnautojų. Tai yra pirmiausia, jisai turi apsilankyti mūsų departamento svetainėje, užsiregistruoti testui arba jeigu jau paskelbtas konkretus konkursas į patį konkursą ir tada atvykti išsilaikyti testo ir galiausiai dalyvauti antrame etape įstaigoje. Čia trumpai iliustruoja šitą skaidrę, kokie yra rezultatai. Tai visgi rezultatai yra tokie, kad kai startavo naujoji atranka, tai iš tikrųjų susidomėjimas išsilaikyti bendrųjų gebėjimų testą buvo labai didelis ir dabar jis išlieka didelis. Vykdome testavimus tiek Vilniuje, tiek kitose apskrityse ir iš tikrųjų tos vietos labai greitai užsipildo. Ir jeigu žiūrėtume
apie išlaikomumą kalbėtume testo, tai iš tikrųjų iš pirmo karto išlaiko apie 75% testą, o jeigu, kadangi turi teisę laikytis 2 kartus, tai bendras procentas yra 85. Ir taip pat mūsų departamente yra tikrinami vadovavimo gebėjimai, tai yra pretendentams tiek į padalinio vadovo pareigas, tiek į įstaigos vadovo pareigas, vykdomas interviu, tai yra personalo atrankos ekspertai būtent vertina, ar tie asmenys turi ne konkrečiai pozicijai reikalingų vadovavimo gebėjimų, bet apskritai. Ir vertina tokius dalykus, kas dabar yra nustatyta vertinimo tvarkoje, tai yra ir strateginį mąstymą, ir lyderystę, ir kaip vadovas moka deleguoti užduotis, tiesiog tos užduotis yra orientuotos į tokių dalykų patikrinimą. Ir čia matot, išlaikomumas yra irgi panašus, aišku, aukščiausio lygio vadovai geriau išlaiko mūsų tą vadovavimo gebėjimų patikrinimo, o padalinių vadovai 10% mažesnis tas išlaikomumas, bet čia jau, jeigu nepavyksta iš pirmo karto, tai gali ateiti žmogus laikytis tik tai po 6 mėnesių. Šioje skaidrėje jūs matot išsidėstymą per visą Lietuvą, koks visgi yra tas pretendentų skaičius. Čia mes daug diskutuojam, dabar įsigaliojus naujai atrankai, visgi kas tas yra pretendentas, nes viena savoka, kur matote, reiškia geltonai apvestą ratuką, tai ten būtent yra vidutinis pretendentų skaičius, kurie pateikia tiesiog prašymus į konkursus. Tai nereiškia, kad jie atitiks reikalavimus, kad jie išlaikys testą, tai matom, kad jų yra pakankamai daug, o vidurinis mėlynas ratukas reiškia, kad jau tie pretendentai, tai yra tie realesni pretendentai, kurie jau atitinka tai pozicijai keliamus reikalavimus ir jau yra įsilaikę testą. Aišku, neturim tokios statistikos, kiek jų realiai ateina į konkursą, bet šiandien irgi buvo paminėtas konkursas į vyriausio lyg specialisto pareigas, kad buvo virš 30 kandidatų, o turim žinių, kai jų būna ir virš 70. Tai iš tikrųjų tas pretendentų skaičius įsigaliojus naujai tvarkai tikrai išauga. Kaip toliau bus, pasižiūrėsim. Čia matyti irgi prie to prisideda tas įvaizdis, ar patraukli valstybės tarnyba jaunimui ar ne. Ir toliau mano pateikta informacija galbūt daugiau galės atsakyti tuos klausimus. Tai pirmiausia, jeigu lygintume, reiškia, pretendentus pagal lytį, tai vyrai, moteris, tai čia didelių pokyčių kaip ir nėra, kaip kolegė mano Reda pristatė, kad visgi dominuoja moteris valstybės tarnyboje, tai ir pretendentų ateina daugiau moterų, apie 70%, daugiau negu 70%. O jeigu žiūrėt pagal amžių, tai visgi didžioji dalis, beveik 2/3 pretendentų yra iki 30 metų. Tai reiškia, jiems valstybės tarnyba atrodo patraukli, jie nori pabandyti joje įsidarbinti ir manom, kad tai yra gerai, kad jaunimas domisi, kad absolventai, sakant, domisi naujovėm ir galbūt tiki, kad jie gali užimti tas pareigas, baigę universitetą, savo žinias perduoti konkrečiom institucijom. Dėl pasitenkinimo mūsų tą tvarką, tai mes, kaip sakant, turim, kaip minėjau pradžioj, reiškiasi 2 tokius klientus, tai yra mūsų tos pretendentus, kurie mūsų koridoriais departamento vaikšto ir institucijų lygmenį. Tai jeigu žiūrėti, mes apklausinėjom būtent tuos asmenys, kurie pas mus ateina, tai pasitenkinimas yra pakankamai didelis, beveik 60% yra labai patenkinti arba patenkinti. Turbūt didžiąją dalimi prie šito procento prisideda tai, kad informacinė sistema buvo sukurta ir tas pretendavimo, registravimosi visas etapas yra pakankamai paprastas pretendentams. O iš įstaigų pusės, tai šiuo metu irgi darom tyrimus, apklausas, kaip visgi tie naujai atrinkti žmonės, pretendentai, kaip jie jaučiasi naujose pareigose ir yra kaip ir pateisinamas, ar ta atranka buvo efektyvi, tai šitų duomenų dar kol kas neturime. Taip, dabar čia norėčiau trumpai pakomentuoti tokią, kaip ir mes manom, kad tai vienas iš žmogiškų išteklių strateginio planavimo prioritetų turėtų būti visgi
planavimas, kiek tų pareigybių reikia konkrečio institucijai. Ir mūsų kaip ir tokia naujovė buvo pabandymas apklausti institucijas, kiek jie planuoja šį pusmetį priimti valstybės tarnautojų įstaigose. Ir iš tikrųjų pusė maždaug institucijų pasakė, kad tokio poreikio jiems nebus, o kita pusė nurodė, kad būtent 164 institucijose jie planuoja priimti virš 500 valstybės tarnautojų. Ir čia matot, kad pasiskirstimą, kiek planuojama priimti padalinių, įstaigų vadovų, specialistų pareigas daugiausiai, virš 90%. Žinoma, beveik pusę pareigybių konkursų planuojama skelbti Vilniaus apskrityje. Čia, aišku, šitie skaičiai nerodo ir jokio įpareigojimo įstaigoms nenustato būtent tos konkursus vykdyti, nes mūsų tikslai buvo šiek tiek planuoti savo, kaip sakant, poreikio, pretendentų poreikio patenkinimą institucijoms, kad pakankamai žmonių ištestuotume atitinkamoje apskrityje, kad konkursas įvyktų kaip galima greičiau. Taip, ir dabar toliau, jeigu žiūrint, apie 40% konkursų neplanuojama reikalauti jokios darbo patirties, tai čia irgi studentams dalyvaujantiems turbūt aktuali informacija, kad visgi jie baigę universitetą taip pat gali bandyti pretenduoti į valstybės tarnybą. Ir taip pat matosi, kad reikalavimai yra arba bakalauras, arba magistras. Ir sekančiai skaidriai parodysiu pagal sritis, kokie reiškiasi, su kokiais išsilavinimais pretendentai turės didžiausią galimybę įsidarbinti, kokių konkursų bus daugiausiai skelbiama. Tai čia, aišku, yra tie skaičiai, kur nurodyti. Tai gali būti, kad reikalavimas buvo ir teisės krypties, ir vadybos, ir verslo administravimo tiesiog kartais išdėstyta. Tai visgi teisės kryptis pirmauja, tada vadyba, verslo administravimas, ekonomika, viešasis administravimas ir taip toliau. Šiaip šitą detalę analizę pareigybių poreikio galite rasti mūsų tinklalapį valstybės tarnybos departamento. Ten yra išdėstyta institucijom. Turėtų būti įdomu, kurios dalyvavo, pildė, tai tiesiog rezultatas to, ką turime. Ir dabar trumpai norėčiau pristatyti, jau šiandien kalbėjom apie kompetencijų modelį, kaip visgi, ką tik startavom, nors neseniai, bet laikas vėlgi pokyčiams atrankos sistemoje, nes kompetencijų modelis diegiamas. Aišku, dalinai ir dabartinė sistema yra pagrįsta to kompetencijų modeliu, nes dalyje testo mes tikrinam kompetencijas. Bet kaipgi keisis įdiegus įteisinus kompetencijų modelį? Tai pirmiausiai planuojame diegti pakopinę atrankos sistemą. Pakopinė tai reiškia, kad dabar testas yra bendras visiems, o planuojame jį adaptuoti pagal tai, į kokio lygmens pareigas asmuo pretenduoja. Ir tiesiog daryti tokį testą, kad į kiek reiškia klausimą atsakė, aišku, klausimai pagal sudėtingumą, į tokias pareigas žmogus ir galės pretenduoti. Tai sakykime, jeigu nepavyks išlaikyti, surinkti maksimalaus skaičiaus, tai jam parodys, į kokio lygmens ar į specialisto, ar į padalinio vadovos pareigas jis gali pretenduoti. Taip pat išliks vadovavimo gebėjimų patikrinimas mūsų departamente, tai yra vadybinės ir lyderystės kompetencijos bus tikrinamos pretenduojant į atitinkamo lygmens pareigas. Ir aišku, antroje dalyje, tai yra konkurse, bus, kaip Dalia minėjo, bus tikrinamos specifinės ir profesinės kompetencijos, kurias reikės apsirašyti. Ir taip pat, aišku, nors departamentas ir patikrins atitikimą tom bendrosioms kompetencijoms, bet niekas nedraus jums giliau per situacijas patikrinti, kaip būtent tai pareigybei konkrečios ir bendrosios kompetencijos gylis koks reikalingas. Nes situacijos iš tikrųjų mūsų sukurtos, tai jos negali būti unikalios visom įstaigom, tai tik tai pagal konkrečią poziciją galima konkrečią situaciją sukurti. Ir antras, kaip ir tobulinimas atrankos, tai būtent diegimas profesionaliosios aukštesniųjų vadovų atrankos. Tai šitoje vietoje planuojame taikyti įvertinimo centro metodiką, tai yra kiekvieną iš kompetencijų nustatytų aukštesniesiems vadovams tikrinti minimum 2 metodais. Tai yra šiuo metu tikrinamas interviu metodų, tai planuojama taikyti ir strateginio mąstymo, ir loginio mąstymo, dokumentų krepšelio,
ir kaip pagrindinio metodo, aišku, interviu užduotis ir į aukštesnio vadovo pareigas bus atrenkama iš aukštesniųjų vadovų sąrašo, tai yra asmenys, kurie bus praėję mūsų atranką, turės galimybę pretenduoti aukštesnio vadovo pareigas. Aišku, į tą sąrašą įeis ir dalis asmenų, kurių kadencijos bus pasibaigę arba kuriem bus likę metai iki kadencijos pabaigos, tai čia valstybės tarnybos įstatyme bus nustatyti tie atvejai. Ir ta galutinė atranka, mes duosim sąrašą žmonių pagal tai, kokius prioritetus jie susižymėjo, kuriuose srityse norėtų dirbti tie aukštesnieji vadovai, tada bus trumpasis sąrašas ir galiausiai pateikiamas 7 pretendentų sąrašas į pareigas priimančiam asmeniui, kuris taip pat galės organizuoti pokalbį, atranką tiesiog institucijoje. Tai dėkoju už dėmesį ir turbūt laikas diskusijom.